Sveiki įsijungę pirmąjį Lietuvos Junior Achievement alumni komandos podcastą. Šiandien būsime keturiese. Vaiva, tarptautinių ryšių koordinatorė, Gabija, renginių ir partnerysčių vadovė, Kasparas, alumni prezidentas, bei aš, Dovydas, alumni viceprezidentas. Ok, tai gal pradėkim nuo to, kaip tiesiog mes susipažinom ir kaip mūsų komanda kilo. Tai Gabija, gal norėtum papasakoti? Taip, tai mes su Vaiva susipažinom per ateities vizionierių stovyklą, kuri vyko birželio mėnesį. Ir trumpai pasakysiu, kad toje stovykloje susirenka kaip ir geriausi tų metų lyderiai iš komandų, kurie dalyvavo Junior Achievement visose renginiuose. Tai tikrai labai nepamirštama stovykla ir labai smagu buvo, labai daug naujų žmonių sutikom. Ir ja, o su Kasparu ir Dovydu mes abi su Vaiva susipažinom per stovyklą. Ne per stovyklą, per konferenciją. Ir ja, o kaip dėl jūs ar plačiau papasakosit apie viską? Mes su Dovydu susipažinom per tą gimtadienį. Ir svarbu paminėti, kad ne šiaip gimtadienis, o 30-as jau tą gimtadienis buvo, bet man taip ir sunku pripažinti, kad iš tiesų aš taip ir neatsiminiau Dovydo iki pat konferencijos, nes per gimtadienį manau, kad tiesiog nepasisekė mums daug pabendrauti, nes bendravom su tais žmonėmis, kuriuos jau pažinojom, su tais, kuriais galbūt jau turėjom kiek artimesnius santykius. Na, o su Dovydu tikriausiai nepavyko taip artimai susibendrauti per pirmąjį mūsų renginį. Bet labai gerai per konferencijas susibendravom. Iš tikrųjų, nepamirštamas renginys buvo. Tikrai, ir per konferenciją pažinom visi keturi. Tai manau, kad čia buvo šioks toks pagrindinis renginys mūsų komandos istorijoje, kuris iš tiesų tikriausiai buvo ir šioks toks startas į mūsų komandai, visam tam, ką mes darom ir per mes pažinom svarbiausia. Man asmeniškai konferencija buvo emocionaliai tokia, kaip ir padalinta į dvi dalis. Pirmoji daly buvo labai gerai susibendravom su Damiru ir Eligijum bei Kasparu. Iš to gimė net ir mūsų kaip ir komanda, kuri nemažai jau galima sakyti dalykų pasiekė. Hakatone dalyvavom, apie tai šiek tiek vėliau papasakosim. O antroji daly susipažinom su kitais žmonėm, tai yra Gabija, Vaiva, Julija bei daugelis kitų alumnų. Iš ties mano istorija su konferencija prasidėjo dar 2022 metais, tikriausiai gruodį arba lapkričio gale, kai man Domantas pasakė, kad Vilniuje Domantas yra mūsų buvęs prezidentas, dabar iškeliavo į Japoniją ir studijuoja Japonijoje bent pusę metų. Ir papasakojo, kad vyks toks renginys, kad lietuviai turi tokį šansą vykdyti šitokį didelį renginį, Europos alumnų konferenciją. Ir tame kelyje aš jau žinojau Vaivą, žinojau dėl mūsų darbų, kuriuos mes padarėm dar iki konferencijos. Abudu buvom finansų komandoje, už kurią buvo realiai atsakinga Vaiva. Galbūt papasakysiu daugiau apie tą savo kelią iki konferencijos ir kaip tau sekėsi taip gerai barteriauti. Ok, tai viskas prasidėjo iš mano pusės nuo to, kad kai mes buvom toj ateities vizionierių stovyklai, tiesiog Domantas pasiūlė keliems žmonėms tame ratelė esantiems, kad va čia bus tokia konferencija, čia labai gera galimybė, galbūt norit prisidėti ir padėti. Ir man tokia visa veikla buvo labai pažįstama iš Lietuvos moksleivių sąjungos, kur taip pat esu, bet tiesiog pagalvojau, kad kodėl ne. Tai dar yra viena labai gera proga, nauja organizacija ir labai smagi ir pažįstama veikla. Tai aš tiesiog nusprendžiau, kad aš prisidedu, varau, pabendrausiu su žmonėm ir tada mane paskyrė prie finansų. Ir kažkaip gavosi, kad buvo tai grupėje mūsų 5 ar 6 galbūt. Ir tiesiog buvo ilgas sąrašas ir tada žmonės paskirstyti, kas kam įsiunčia laiškus, paskui daro skambučius ir tiesiog komunikuoja su įmonėm. Ir aš per dieną padariau gal 40 laiškų įsiunčiau ir Domantas parašė, kad pavyzdys čia kaip reikia, davai, užsihypinkit visi, padirbkit. Tada dar viena mergina man asmeniškai parašė, kad ar galėtų man padėti, nes kol kas šiek tiek nedrąsu. Ir kažkaip paskui pajutau tą tokį, kad čia iš tikrųjų labai fainai dirbti su ta rinkodara. Pasiėmiau gal netgi Kasparą, iš tikrųjų įmonės perėmiau, nes kažkaip nelabai buvo Kasparo. Tai kažkaip aš jį labai prisimenu kaip
kaip tą vaikiną, kuris yra sąraše, bet kažkaip komunikacija su juo prastokai ten buvo. Dabar kažkaip sunkiai dar. Ir tai kažkaip ten gavosi, kad tada manęs asmeniškai Domantas kai kurios kartus paprašė, ar galėjo padaryti tokias ataskaitų lenteles, ar gali šitą padaryti, ar gali tą padaryti. Ir rezumė tiesiog jisai pasitarė su vienu žmogum, pasakė, kad ar tu sutinki būti už finansus atsakinga. Ir man toks buvo, skaičiau gal 3 kartus tą žinutę ir tai, wow, aš tokį vertinimą gavau, tai labai labai faini buvo būti atsakingu už kažką ir tas konferencijai tiesiog buvimas. Tu supranti, kad tu turi tam tikras atsakomybės ne tik tuo metu, bet ir tiesiog bendrai konferencijai. Bet šitas jausmas man be galo patiko ir aš manau, kad tai buvo vienas iš spyrių, kodėl aš noriu prisidėti prie tokios veiklios alumni komandos ir kažką iš tikrųjų sugalvoti paveikti. Aš asmeniškai tai labai ilgai nežinau, ar galėsiu dalyvauti konferencijoje ir nedaug prisidėjau prie darbų, kurie vyko anksčiau, bet kai atvažiavau į konferenciją, tikrai labai džiaugiausi, kad radau laiko tam ir kad viskas susiklostė kaip ir sėkmingai. Ir tiesiog tikrai žiauriai fainas renginys buvo, labai daug naujų žmonių, labai daug naujų įvykių, emocijų, patirčių, nes ten grįžti po tos konferencijos toks susihypinęs, toks taip viskas gražu, taip viskas gerai ir tai va, žiauriai fainai buvo ir tikrai buvo ir žmonės, kuriuos sutikau, kuris pažinau, jeigu ten nebūčiau buvus, tikriausiai čia irgi nesėdėčiau, tai tiesiog labai geras renginys buvo užbaigti vasarai, bent jau man. Gabija teisingai pasakė, nors ir miego mažai, visko mažai, bet emocija buvo tokia, kad realiai kėmės, po 4 valandas miegodavau. Mano viena iš dienų buvo, manos, kad jūsų dar dėja nebuvo, arba jūs kitą dieną atvažiavot, nes mes su Dovydu buvom abi visas konferencijos dienas, o Vaivas Gabija atvažiavo taip vėliau. Paskutinės 3. Ir dieną prieš atvykstant Gabijai su Vaiva, aš todėl ir nebuvau tai vakarieniai, apie kurią galbūt dar papasakosit. Aš grįžau namo 3 valandą ryto ir 5 valandą ryto aš jau turėjau keltis kitą dieną, vėl važiuoti į vietą, kur vyks konferencija, nes mūsų lounge vis keisdavosi ir mes ieškojom naujų vietų. Neieškojom, bet buvom sutarę naujose vietose vykdyti tos dienos programas. Tai aš pamenu, kad aš turėjau galbūt geras 1,5 valandos miego, bet vis tai atsipirko, nes tikrai pats renginys buvo įspūdingas, kokiu mes ryšių sukūrėm ir kaip mes po to. Taip, mes su Eligijum Damiru, ką mes darom. Tikiuosi, dar nemažai ir padarysime. Faktas. Ir iš tiesų mano, tavo, Dovydai ir Eligijaus bei Damiro istorija taip pat prasidėjo dar konferencijos metu ir nepamirškim mūsų važiavimo atgal į Opsą pasimti gėrimų į Litexpo ir pokalbį autobuse, kurio klausė tikriausiai visi ten važiavę piliečiai, kuris irgi mūsų šiek tiek paspirėjo ir pajudino iš vietos kurti kažką, kad dar nebuvom skūrę. Nes tikrai mes kalbėjom apie savo ateities tiklus, apie savo gyvenimus ir visi tiesiog klausėsi iš šono ir tokie jauni vaikinai taip kalba kažkas, wow. Iš tikrųjų buvo visai vienas iš tų momentų, kuriuos atsiminsiu ilgiausiai iš konferencijos, kad ir į priekį ir atgal važiuojant teko klausytis ir matyti, kaip žmonės klausosi, mūsų 4 ir visas autobusas tylė ir atkreipė dėmesį į tik mus 4. Jo, tai iš tikrųjų labai fainai buvo, kad nors mes ir prisijungiam tas 3 paskutinės dienas, iš tikrųjų gailėjausi šiek tiek, bet tiesiog buvau išvykusi kitą kelionę ir aš ir taip grįžau, sekančią dieną išvažiavau į konferenciją, tai labai džiaugiuosi, kad pasiėmiau tą galimybę ir nepraleidau jos apskritai. Ir mes važiavom tą pirmą dieną, tai apie tą vakarienę, kurią minėjo Kasparas, tai buvo mano 18 gimtadienis ir mes susitikom su Gabija dar pas ją Kaune namuose, konferencija buvo Vilniuje ir mes važiavom į Vilnių. Ir pirmas dalykas turbūt nuvažiavom į butą, pasidėjom daiktus, ten nuvažiavom vakare į vakarieną, kur buvo visi dalyviai. Ten susipažinom su užsieniečiai, šiek tiek pradėjom bendrauti, veikti ir taip toliau. Eligijus veikti spaudimų. Buvo labai juokinga, nes mes atsinešėm vienu iš dalyvių komandos žaidimą, kur ten yra tiesiog kaip ir susipažinimo žaidimas, ten visokie klausimai, ką mėgsti ir panašiai. Ir kažką, ant vienos kortelės buvo parašyta, kad kažkaip padaryk atsispaudimus ar kažkas. Yeah. Ir tiesiog vienas
vaikinukas tiesiog atėjo iš tos kompanijos buvo, bet jisai buvo kažkur nuėjęs ir jisai taip atėjo ir sakom, daryk atsispaudimus ir ką, kodėl, ir buvo, tiesiog daryk. Tai tiesiog visada žiūrėjau, kad kodėl jisai daro atsispaudimus. Tai man atrodo, mes jam nepaaiškinom, kad buvo austrų kompanija tokia, kurią sutikom ir šiais metais vėl renginyje, tai buvo labai juokinga, kai mes pamatėm. Tai va, tai buvo, kad ir kažkur, nežinau, tada mes jau nusprendėm, kad gerai, kaip ir važiuojam, nes jau porą valandų, man atrodo, buvo praėję. Ir mes tiesiog su Damiru užsikalbėjom, jis sako, gerai, aš palydėsiu tave jūs į mašiną ir mes ten kokią valandą pusantros dar mašinai tiesiog prasidėjom ir prakalbėjom apie realiai tiesiog planus, gyvenimą ir visą kitą, tai buvo labai labai jaukus pokalbis. Tai va, ir tada mes grįžom namo ir kažkaip ten jau šiek tiek tartukas valgėm ir taip toliau, jau pasirašėm kitai dienai, nuėjom miegoti, jau gan vėlokai buvo. Ir aš tiesiog girdžiu, aš jau kaip ir užmėgus, bet tiesiog aš girdžiu, kaip Gabija tiesiog muistas išeina, ateina. Ir aš suprantu, kad tai visiškai nemiega. Negalėjau užmėgti. Ir Gabija žino tą dalyką, kad aš esu tas žmogus, kad jeigu jai kažkas blogai, jinai privalo mane pakelti. Nes aš labai, ne tai, kad supyksiu, man tiesiog rūpi. Jeigu žmogui šalia manęs kažkas blogai, aš turiu atsikelti ir būtinai irgi nemiegot. Ir tiesiog labai norėjau susimiegoti prieš konferencijas tos dienos, kurios laukia, bet nelabai pavyko, tai kitą dieną sunkiai ten sekėsi iš pradžių, bet nuėjom kavos ir tada jau kai išgyvenom. Kitas startas. Prisiminiau mūsų patį pirmąjį susipažinimą. Kai tikriausiai, Gabi, tu buvai tada? Aš atsimenu, tu mane užsipuoliai kažkaip, kad taigi mes matėme savo kažką ir aš galvoju, nesimatėm. Taigi aš buvau ten ir aš, ne. Ja, bet čia neiškia istorija, nes mes buvom šiek tiek kaip ir pažįstami, nes mes esame abu iš Saulės ir ten turėjom bendrų reikalų. Taip pat kaip Kasparas manęs neprisiminiai, smagu girdėti. Bet buvo taip, kad susitikom su Vaiva, aš kiek atsimenu, atvažiavau galbūt šiek tiek vėliau. Ir susipažįstu su Vaiva ir buvo tokia kaip ir braškės kostiumas padėta. Aš pagalvojau, kad ten yra pufikas atsisės. Tu pamai tos vaikiną. Tiesiog sukrėt ant jo, kaip atsiemui. Aš gal kažkas buvo apsirengęs jo. Tai labai smagus toks mūsų firmos susitikimas. Jo, ir dar buvo, kad jisai eina pro užuolaidas, visas tiesiog veiksme, kažką daro, kažkur eina ir aš ką, tik atvažiavęs visiškai nežinau, kas vyksta. Ir jisai sako, ir mes sėdėjom aš ir dar kažkokia mergina, ne Gabija. Ir jisai taip ateina, sako, Domantas sako, va čia Vaiva. Ir jisai sveikina su kita mergina ir aš stoviu, galvoju, aš Vaiva. Jis sako, taigi mes pažįstame. Jo, sako, ir tas mane pasveikina. Ir toks buvo, kad, ir aš dar praeidama sakau, kas čia toks, nes aš tavęs visiškai neatsiminiau. Bakas, padaro mažai miego konferencijų. Sėdimai ant braškų. Aš tai atvažiavau konferenciją ir galvoju, kad aš visus pažįstu čia žmonės, tai čia beveik visi buvo matyti veidai. Ir šitie du žmonės buvo tų, kur gyvenime mačiau, ir aš galvoju, kaip jie čia sudūrė, ką jie čia veikia. Ir dar vienas prieina ir sako, kad pažįsta mane. Ja, tai aš galvoju, kad... Kontekai, prisiminiai, taip sakoma. Bet iš tiesų, aš irgi atvažiuoju konferenciją tokiu noru ir tikėjau, kad aš tikrai pažinosiu gan daug žmonių. Ir dar tada, kai aš pamačiau sąrašus, kas dirba prie finansavimo ir prie visų tų kitų problemų raisingo, supratau, kad aš nieko nepažįstu. Pažinojau, paskui išsiaiškinau, kad pažinojau Dovydą, bet iš principo aš nieko taip ir nepažinau iš tiesų. Ir atvažiavęs į pačią konferenciją, aš supratau, kad aš nieko nepažįstu. Nes iš tikrųjų dar viena istorija. Vieną dieną man parašė Domantas, čia buvo visai porą dienų likus prieš konferenciją, kad žiūrėk, atvažiuosi rytoj 3100 kažkiek butelių iš Coca-Colos, mums reiktų, kad tu jas priimtum, aš tu ten duos kontaktus. Ir sako, dar atvažiuos gal 5 žmonės tau padės. Dar visus aš nei vieną nežinau, bet tikrai aš nei vieną iš jų nebuvau matęs, girdėjęs, vardo net pažinau. Ir aš tus butelius sunešiau vienas, nes niekas daugiau net važiavo. Ir taip ir su nieko aš nesupažinau prieš konferenciją. Ir paskui tik konferencijos metu jau teko supažinti su daugeliu žmonių. Aš vis dar atsimenu, kaip tiesiog Kasparas buvo tas, kuris buvo finansų grupėje, kur ir aš buvau, bet tiesiog buvo tas, kuris visiškai nieko nedaro. Dingęs tiesiog iš eterio. Ir
tiesiog viena iš organizatorių tiesiog įmeta grupę, kad Kasparas vienas sunešė tiek vandens butelių, ten kitų, kuriuos mes vis dar turim savo ofise. Ir tiesiog, ir buvo toks, o wow, tai jisai gyvas, jisai yra kažkur, jisai kažką daro. Tai va. Tai buvo tikrai daug visokių iššūkių konferencijos metu, ypač per paskutinę naktį, per kurią tiksliau po galo vakarienės paskutinės, kai mums reikėjo visiems susitvarkyti ir nebuvo laiko, mes turėjom labai greitai visą tai padaryti ir patys jau pagrindiniai organizatoriai buvo ant tiek pavargę, kad miegojant sėdmaišiu prie durų turbūt nelabai džiaugiasi tuo, kad aš tai pasakiau dabar, bet jie... Suprantama, jie ne tik kaip mes po 4 valandas konferencijai miegojom, jie panašiai dar savaitę prieš tai tiek pat laiko miegojo, nes renginys buvo tikrai didelis, virš 100 žmonių iš visų Europos šalių ir jam tikrai nemažai reikėjo pasiruošti. Ir mes tiesiog turėjom labai daug daiktų sunešioti, suvežti atgal į ofisą ir mes neturėjom transporto jokio. Taigi teko eiti per kiemus ieškoti CTB ir teko man vairuoti, kai turėjau mėnesio stažą, tai tikrai toks iššūkis savotiškas buvo. Nors tai dabar puikiai vairuoju. Nepasakysiu, bet galima ir baigus. Šitas paskutinis vakaras prasidėjo gan chaotiškai, nes mes dar po galo vakarienės mes tik išsinešėjom daiktus ir atvažiavo policija. Ir kaip jau minėjau, mūsų organizatoriai miegojo foje ir man teko eiti kalbėti su policijos pareigūnais, kad mes nenorėjom triukšmauti ir kad mes bandom viską sudėti savo automobilius išvažiuoti. Bet vis vieną atsimenu tą vakarą kaip tikriausiai vieną geriausią vakarų savo gyvenime, nes galo vakarienę susipažinau su tiek daug tarptautinių žmonių ir garsių žmonių galbūt iš viso pasaulio, kuriuos pamačiau tik konferencijos metu. Tad man paskutinis vakaras, ypač paskutinė naktis, galbūt ir atvedė į tą tokį pasaulio žmonių pažinimą iš visos Europos bendruomenės. Jo, tai dar tas labai įstrigo, kad, kaip ir minėjome, mes buvom labai pavargę ir nusprendėm, kad mes visiškai nebenorim niekur eiti, švęsti ir kažką daryti. Nes dar buvo suorganizuotas afteris. Buvo afteris. Atsimenu, kuriam klube ir kai pasileidom muziką pačioj galo vakarienį, visi sakėm, varysim tikrai į afterį, tikrai šoksim, bet kai reikėjo dar susinešti. Užteko to šokio, kuris buvo toj galus vakarieniai. Tas susitvarkymas mums buvo toks afteris, po kurio mes jau nebesustojom ant kojų. Ir kažkaip nusprendėm, ne, mes einam į ofisą ir viskas, ir baigiam ties tuo. Ir taip, tai susėdom ant sėdmaišių, šiek tiek labai linksmai iš tikrųjų praleidom savo vakarą. Čia rytas buvo, jo, mes pasilikom miegoti čia. Kiek miegojom, tai nežinau. Bet nepaisant to, kad tikrai labai linksmai ir pakalbėjom ir pabuvom, nors ir buvom labai pavargę. Mūsų paryčiai praėjo pakankamai iš tikrųjų produktyviai. Tai čia gal kažkuris papasakot plačiau nori. Man? Apie ką būtent? Gerai, aš tada galiu papasakot. Tai iš tikrųjų būtent tą rytą, kai mes jau mažai miegom, gal kelias valandas, bet atsikėlę, žinojom, kad mūsų prezidentas keičiasi. Ir kadangi jis išvyksta į Europos komandą, dabar kokios jo pareigos prisimena kažkas? Tarptautinių ryšių vadovas. Būtent. Jo, tai mes žinom, kad turėsim pakeisti prezidentą ir realiai visa komanda keičiasi, todėl supratom, kad būtent mes tie žmonės, kurie viską ir tęsim. Tai nuo pat to ryto mes pradėjom planuoti tiek hackathoną, kuris vyks gegužės mėnesį, tiek daugelį kitų dalykų. Ir jo, gal kažkas dar prasplės. Realiai, ta naktis tiesiog padėjo visus pamatus mūsų ateičiai ir tai, kur mes dabar esam, ir kodėl mes susibūrėm kaip komanda, ir tiesiog be to vakaro, ryto, nakties ten mes nebūtume dabar čia, kur esam. Bet po to, be viso to kalbų ir visko, mes žinom, kad mes turim dar darbą, kurį mums reikia padaryti. Taigi mums teko eiti kelis kilometrus, pasimti mašiną, važiuoti į viešbutį, surinkti daiktus, juos išvežti, vėl viską sutvarkyti. Ir realiai taip ir baigės mūsų diena tada. Grįžom namo, mane pasiėmė, mes grįžom į Kauną, aš su Gabija, mane mama pasiėmė, aš esu nei iš Kauno, nei iš Vilniaus, tai mane mama pasiėmė nuo Gabijos namų. Ir aš grįžau, aš pasakau, bet aš suprantu, kad aš visiškai nebeegzistuoju. Tiesiog aš pasakoju, aš žinau, kas buvo,
bet, nu, taip jau visiškai skraidau aplinkui, tai atsimenu, kaip grįžau ir kiek aš 18 valandų, kai nieko miegojau. Bet emocija, Wow. kokia paliko ta konferencija, buvo kažkas ir buvo neypatingo, realiai. Neatsimenu, tokia laiminga iš tikrųjų. Taip užhypina ir tu grįžęs tiesiog pakilėtas, toks ant debesų, visur vaikščiai, visas taip gerai atrodo, bet atėjo rugsėjus. Aš irgi neįsivaizdavau, kad žmogus taip gali 3-4 valandas miegodamas, kiek 6 dienas, 5 dienas, taip produktyviai dirba. Ir iš tikrųjų susilaukėm nemažai net pagirų iš visos Europos alumni komandų narių. Dalyvių visų. Jo, iš visų dalyvių, kad tikrai puikiai pasirodėm, viskas įvyko sklandžiai. Nes susikalbam vieni su kitais labai. Yeah. Ir aš manau, mums labai padėjo tas, kad mes labai gerai susibendravom, labai artimas ryšys tarp mūsų visų buvo. Ir dabar iš tikrųjų labai džiaugiausi, kad komandai nebijom vieni iš kitų, kaip ir pasijuokti šiek tiek, linksmiau į dalykus pasižiūrėti, nes taip daug lengviau visi darbai vystosi. Taip. Judam, taip. Nu tai ką, judam toliau. Ir paskui po viso šito mes žinom, kad mums reikės ir įsirinkti ir naują prezidentą, tai kurio tapo Kasparas, tai gal jisai plačiau papasakos, kaip viskas buvo, koks kelias, kurį teko praeiti. Kad ir kaip mane blogai čia Vaiva apibūdino, kad ir kaip aš nieko nedariau, iš tikrųjų prieš konferenciją birželio mėnesį teko pagulėti ligoniai dėl tam tikrų priežasčių ir tikrai gan ilgam buvau pasitraukęs iš mūsų konferencijos ruošos darbų. Ir ačiū Vaivai, kuri iš manęs perėmė gana daug įmonių iš tiesų ir aš po to labai džiaugiausi, kad man teko savo darbus perduoti tokiam žmogui, kuris buvo gan atsakingas, labai atsakingas ir kuris padėjo pamatus tikriausiai mūsų visai konferencijai. To, kad mes turėjom ir maistą, mes turėjom viešbučius, sales ir visą kitą. Ir konferencijos metu visa mūsų komanda buvo tikrai išgirta ne tik Europos komandos, bet ir paties Junior Achievement Europos organizacijos vadovo ir kitų žmonių, kurie yra dar netgi aukščiau negu tik alumnų Junior Achievement komanda. Ir po konferencijos man Domantas, mūsų buvęs prezidentas, parašė žinutę, kad žiūrėk, labai fainai pasirodėjai, mes labai džiaugiamės ir aš to norėčiau paprašyti, kad galbūt norėtum pretenduoti į prezidento vietą, nes tikiu, kad tu tai gali ir tikiu, kad tu to nori. Ir aš iš tikrųjų tuo metu važiavau į ofisą dar tvarkytis ir aš galvoju, gal pagalvosiu, aš žinau, kad aš pasakysiu taip, bet reikėjo atsakyti kažkaip, kad neatrodyčiau labai desperate gautas tas pareigas ir galų galę sakau ir po to tapau prezidentu. Ir dar kalbant apie tą žinutę, tai mes tiesiog, iš kur mes ten važiavom, kad aš Mes iš lygio. Kam jie laimi žygio. Taip, tai mes turėjome suorganizuoti, iš esmės gavosi kapė su viena mergina, bet gale pasibaigė su tavim. Ja, nes ta mergina tiesiog dingo. Ir Ir tiesiog. dar visi neatsirado. Tai aš nežinau, ko žinai. Tai va, ir mes turėjom labai iš tikrųjų įsimintiną ir fainą žygį, tiesiog gavosi, kad mes taip, kiek mes ten, Deja, mes vėlai paskelbėm apie tą žygį. tai nebuvo labai daug žmonių, bet Ir tai buvo gan tokia vieta, sakyčiau. Ja, tolo. tai tolo. Ir tokia nelabai aiški, kadangi net keletą kartų paskydom, kad mes Nes kažkas navigaciją blogai uždėjo ir Gerai, aš uždėjau tiesiog miestą ir bet kur nuvedė. Aš atvykau atskirai, ačiū Dievui, aš atvykau Taip. sėkmingai. Jo, ir jie sakė, kad paskui, kad aš ten juos neužuošiau, tai irgi, nu. Ir tai va, bet labai fainai iš tikrųjų pasivaikščiam, tai labai graži vieta buvo, tai tikrai, manau, ne vienas įsigalėjo, kad važiavo. Ir tiesiog ir buvo taip, kad mes ten porą minučių liko iki to traukinio mano ir mes ten spėjom atvažiuoti, šiaip ne taip, dar iš tikrųjų traukinys vėlavo, tai iš viso ten viskas gerai gavosi. Ir tai va, ir tada aš tiesiog randu žinutę Domanto parašytą, ar tu man nieko nenori pasakyti. Ir aš savo visą gyvenimą persvaršiau, ką aš padariau ne taip. Ir tada galvoju, kad kas čia tiesiog atsitiko. Tu ne iš ryto? Ne iš ryto mums važiuojant, aš gavau šitą žinutę. Ir gavosi, kad aš parašiau, kad ką pasakyti, apie ką tu kalbi. Ir jisai man tiesiog paskui pasakė, kad tu veiki labai daug šiuo metu, buvo daugiausiai dėl žygio ir tiesiog konferencijai labai daug prisidėjai. Ir tiesiog toks gavosi, kad ar nenori, kaip ir pasiūlymas eiti prezidentas, ir aš žinau, kad aš tikrai to padaryti negaliu,
nes esu ne vienoje organizacijų, plus į mokslus labai daug dėmesio skiriu ir žinau, kad 12 klasė, egzaminai ir taip toliau. Ir aš tiesiog fiziškai negalėsiu padaryti. Ir tada kažkaip mintyse buvo, kad kas dar galėtų būti ir ar nesigaus, kad aš tiesiog tai padarysiu, nes nėra kito varianto. Nes kažkaip, kad Kasparas nori ir jam buvo pasiūlyta eiti apie šitą, nežinojau. Ir vat, kai sakiau, kad jis visiškai buvo neegzistavęs tame, tai tuo metu atrodė, kad vaikino iš viso nėra, tiesiog dingęs. Bet paskui, kai vat, sužinojau, kad tas priežastis, tai to toks buvo, kad ok, fair enough, gyvenimas kartais tikrai nutinka. Ir tada toks buvo, kad bijau, kad man gyvenimas nenutiktų ir kad organizacija neliktų be prezidento. Tai labai džiaugiuosi, kad prezidentas šiandien yra Kasparas, nes tikrai nebūčiau galėjus būti gera prezidentė. Tai va, tai nežinau, galbūt tu papasakoju, kaip tau sekėsi tie pirmieji iš tavo pusės metai, mėnesiai. Metų dar. Iš tikrųjų, aš pirmą dalyką, ką padariau, dar per pirmą tikriausiai savaitę, būdamas prezidentu, tai pakviečiau Dovydą į komandą. Manau, kad čia buvo tikriausiai geriausias sprendimas, ką galėjau priimti, nes mes subondom labai. Tikrai mes subondom ir padarėm tokį ryšį, kurio tikriausiai nepadaro net daugelio korporacijų ar stambių įmonių vadovais savo pavaduotojais ar viceprezidentais. Ir mes tikrai gana daug padarėm dviese, mes padarėm gana nemažą sritį darbų, kuri paskui galbūt darė įtaką mūsų kitiems darbams, kuriuos mes dar galbūt papasakosim kiek vėliau arba atskleisim vėlesniu metu savo socialinėse medijose, savo tikslus išsikeliam ir tuomet supratom, kad mums šiek tiek reikia platesnės komandos ir aišku pasikviečiau dar 2 merginas, kurios be galo pasižymėjo mūsų konferencijoje ir buvo įspūdingos savanorės, turinčios kompetencijas ir esančios alumnės. Tai pirmi mėnesiai iš tiesų buvo kupini tokios energijos ir noro dirbti ir noro daryti ir mes tikrai padarėm gana daug, mes sukūrėm tokią viziją, kuri mus tikriausiai seka dar ir dabar. Ir čia buvo didžiausias mūsų darbas, kad mes galbūt sukūrėm ne kažkokius eventus ar ne kažkokias programas, bet mes sukūrėm tokią vidinę ugnį, kuri mus dar vis seka kol kas ir mes visi kartu komandai tą ugnį esam varomi ir siekiam kurti ir platinti tą verslios Lietuvos idėją per visą jaunimą. Visam jaunimui ir kad Lietuva taptų finansiškai raštinga. Buvo kupini norų ir ambicijų, bet kaip daugelis tokių jaunų komandų mes turėjom šiek tiek tokią krizę, kad supratom, kad kažkuriems iš tų idėjų yra nelemta išsipildyti dėl finansinių priežasčių, galbūt dėl komandos ir žmonių stokos ir supratom, kad mums reiktų galbūt atsirinkti tik kelias programas, kurias norėtume vykdyti ir po to jau, kai pradėjome išsigryninti idėjas, mes vėl pradėjome judėti priekį ir dabar sėkmingai plėtojam kelias gana stambes idėjas. Taip, tai galbūt dabar norėtume pasakoti apie hackathoną, kaip viskas vyko, nes tai nors mes su Gabija tame nedalyvavom, bet bent jau labai daug girdėjau apie tai ir iš tikrųjų iš vienos pusės jaučiausi, kad esu labai šalia to ir galiu su jumis labai džiaugtis. Tai Ten ir buvai šalia. Taip. Mes nemažai komunikavom su tavim būtent pačią hackathono metu, bet kaip jis prabėgo, tai prabėgo greitai ir prabėgo labai gerai, bet įsigilinant į pačią pradžią, mes su Kasparu kaip ir važiavom su viena idėja, bet susitikę keturiesi ir nusprendėm, kad galbūt kažką darom kito, kažką geriau. Ir tas kažkas geriau buvo tiesiog nubraukimas tos idėjas ir idėjas neturėjimas. Ir Eligijus su Damiru netgi pradėjo inicijuoti naują projekto, dar vieną projektą neregiems ir kitiems negalės turinčiams žmonėms, bet ir tą projektą mes šiek tiek išbraukėm ir suradom kitą idėją, su kuria iš tiesų pradėjom dirbti galbūt likus 20 valandų iki paskutinio sekmadienio tičo ir Vaitant sunkiai sekės susigalvoti tą idėją, kadangi mes realiai visą vakarą neturėjom ir pusę dienos. Taip, mes tik šeštadienį apie vidurdienį turėjom idėją, kurią mes paskui pradėjom plėtoti. Mes net buvom antiek crazy, antiek jau net
kaip pasakyti, beviltiškai, net galima išsireikšti, neturėjom idėjos, nes mes pradėjom visur ieškoti problemų, kur Vilniečiai gali susidurti su problemom. Bet galiausiai gavosi taip, kad nors mes esam 4 entrepreneriai, bet mums idėja pasiūlė mūsų programuotojas, kurią mes iš tikrųjų, manau, neblogai išdirbom, neblogai pridėjom dalykų, nes jisai pasakė tiesiog, sukurkit savo narystės programą, kažką tokio. Ir mes nusprendėm, kad tikrai negalim šybelę kokios kurti, ypač kai dabar Lietuvoje gimnazijų trečiokams, tai yra 11-okams, reikia surinkti net 70 valandų socialinių valandų per metus. Tai sugalvojom tiesiog padaryti programėlę, kuri būtų su filtravimo funkcija, kad daug lengviau būtų renginiai išsirenkami, kadangi dabar yra tik tai Facebookas ir dar kažkiek viena. Yra šiek tiek toks platformos, bet tos platformos yra be galo nepatogios ir ten filtrai yra sudėlioti net ne pagal abecėlę, ne pagal datą, o tiesiog atrankos būdu kartais rodo, kad jie yra tiesiog randomizinti tono ir bet kokio kito kodo ir kartais netgi juokinga pažvelgti į tokias platformas, kurios turėtų būti gerokai geriau išplėtotos, tačiau nėra ir supratom, kad Lietuvoje čia yra vienintelė idėja, kurios realiai dabar reikia. Ir tas pats suskaitmenintas socialinių valandų lapas, jo idėja yra, bent jau man labai patinka, kadangi kai aš pats dar buvau mokinys, man reikėdavo visur vaikščioti su tuo lapu, kur nueini į kažkokį renginį ir jisai susiglamža, kažkas atsitinka, tada turi jį kaip ir nusiskanuoti iš naujo ir tavo skanuoja tas linijos, kuris nenorėjai, taip. Ir apskritai mes šiek tiek norim ir atsisakyti tų senamadiškų savanorysčių pas tėvus, ar ten pasakojimų apie radiatorių dažymą mokyklose. Ir stiogės atnešimų ir socialinės valandas. Ir mes iš ties siekiame platinti spektras ryčių, kur galėtų savanoriauti jaunimas, kad taip jie siektų ir siektų platinti savo socialinių ryšių spektrą ir taip suvoktų, kad savanorystė iš tiesų yra tik saviugdos procesas, o ne darbas. Ne. Kalbant dar apie visas tas emocijas, tai mes kaip ir galvojam, kad galime laimėti kažkokį prizą, tai yra Vilnius Coding Academy prizą, kadangi, kiek žinau, jis yra įsteigimas kaip ir vieniems iš jauniausių hackathono dalyvių, o mes kaip ir buvom vieni iš jauniausių, tai tikėjomės, kad galbūt galim kažką laimėti, bet tikrai nebuvom tuo tikri, nes tik nuvykus ten mes matom, kaip žmonės kažką programuoja, kažką daro, kažką kuria, mes atvykę tiesiog su idėjom. Paprastai, kurie entrepreneriai, kurias važina Lietuvoje, žiūri achievement programuose. Ir tik vienas programuotojas, tai mums būtų labai buvęs kažką suprogramuota, todėl pasiėmėme keletą programėlės dizainų, juos įdėjome į mūsų pristatymo skaidres, bei tikrai neblogai pristatėm. Ir gavom gana daug atsiliepimų, kad mūsų buvo išskirtinis featuras ir toks, kokio dar tikriausiai niekas neregėjo, jeigu nežiūrėjo Gen E Eligijaus ir Damyro pasirodymo. Jisai bus po Eligijaus ir Damyro podcastų, kuris išeis šiek tiek vėliau, bet tikrai kviečiu juos abu pažiūrėti, nes tikrai buvo išsamus ir, kiek žinau, jų pirmasis toks viešas podcastas. Jie tiesa yra buvę TV kanaluose, TV laidose, bet tokia kaip podcastą jie dar neturėjo, tai tikrai kviečiu jį įsijungti. Aprašyme bus tas pats, ta pati nuoroda į Genie Expo, kur jie pristatinėjo tą savo idėją ir gavo šiek tiek patirties, kaip reikėtų pristatyti, ir ta patirtis labai mums padėjo hackathono metu, nes mes realiai visą vaidinimą padarėme būtent iš jų patirties. Iš tiesų buvo įspūdinga, aš manau, kad be konferencijos čia vis vien ir vienas iš tikriausiai 5 įsimintiniausių mano gyvenimo įvykių. Ir pamenu, kad tą paskutinį vakarą, jau sekmadienio vakarą, aš nenorėjau, kad hackathonas baigtųsi ir mes sėdėjom visi laukiam, kol paskelbs prizininkus ir mes laikom, Eligijum net turėjo išvažiuoti, kiek prisimenu. Ir aš dar šiek tiek sugrįšiu į patį pristatymą, nes po jo, kiek mes matėm pristatymų, žmonės tiesiog iš mandagumo paploja, bet nežinau, bent jau aš pajaučiau tai, kad kai plojo mum, plojimai buvo tikrai nuoširdus ir
net ir vedėja hakatono mums pasakė, kad kažkas yra wow, įspūdingai ir visos žmonių reakcijos, kad mes nulipam nuo scenos ir vieni klausia mūsų, ką jūs darot, ne tai, ką jūs darot, bet kaip jūs viską vystysit, kada bus galima pasinaudoti jūsų programėlę, nes ta problema yra iš ties api ir tikrai mes norėtume kažkur savanoriauti, kažkur aktyviai leisti savo laiką, bet nėra antie gerai išdirbtos platformos, kur galėtume rasti savo patinkančius renginius. Tai tikrai emocijų buvo liūpsnis labai įspūdingas. Ir tikriausiai verta atsiminti, kad netgi laimėjom pirmąjį prizą, tą patį Coding School Vilnius 2,5 eurų prizą. Ir mes netgi nesitikėjom, kad tikriausiai bus dar ir mes jau džiaugiamės ir tuomet paskelbė mūsų antrąjį prizą, kad Nasdaq'o steigtas 1000 eurų prizas mūsų idėjai vystyti mus sekė ir mes iš to hakatono išėjom su 3,5 eurų prizinių fondų. Ir iš tikrųjų labai norėčiau padėkoti visai Nasdaq komandai ir Aurimui Donaičiui, kadangi jie ne tik skyrė mums tą prizą, bet ir leido apsilankyti Nasdaq ofise, kas buvo iš ties neįprasta patirtis ir labai, manau, nemažai iš to pasisėmė. Taip, ir jau susipažinom su naujais žmonėmis ir dabar mano LinkedIn profilyje yra ir viceprezidentas ir prezidentė Nasdaq'o. Ir daug kitų žmonių, su kuriais pažinom Nasdaq'e. Ir aš dar norėčiau prisiminti, kaip mes grįžę į ofisą po laimėjimo visi kupini energijos skambinom Domatui. Pas Domatą buvo 4 valandos ryto ir jis pakėlė ir jis be galo džiaugiasi mumis ir mes be galo džiaugiamės jo, kad jis visgi pakėlė ir pasveikino mūsų laimėjimu. Šiek tiek vėliau jisai net kėlė postą apie tai, kad dar nebuvau taip toks laimingas pakeltas 4 valandą ryto, nes tai pasitaiko tikrai nedažnai ir wow, tokios emocijos, kokios iš mūsų sklydo laimėjus, manau, ir jam praskaidrino tą naktį, nors ir pakėlė. Tikrai labai smagu klausyti ir matosi, kad labai geri įvykiai prisiminimai buvo jums ir kad tai kaip ir dabar jūsų kelias ir taip labai pakeitė, skaičiau, jūsų ateitį, tai tikrai labai smagu. Bet mums reikia judėti toliau, nes neturim daug laiko. Ir tai kalbant apie tiesiog visus laimėjimus ir pirmosius darbus, tai manau galiu papasakoti iš savo perspektyvos apie Kėdainių karjeros mugę, kur buvome gaila be Gabijos, bet labai, manau, neblogai pasirodėm. Tai galiu pradėti nuo to, kaip iš savo perspektyvos. Žodžiu, tame renginyje buvau tiek prie alumni, bet pagrindinį vaidmenį turbūt vis tiek atlikau nuo Lietuvos moksleivių sąjungos Kėdainių padalinio. Ir viskas prasidėjo nuo to, kad mes sėdėm, tiesiog galvojam, turim sąrašą kiekvieno mėnesio dienų tam tikrų. Ir mes turim padaryti spalio mėnesį, jeigu neklystu. Turim verslo dieną. Ką sugalvojam? Ir tada kažkaip nusprendėm, kad mes norim padaryti. Mes turim tokią tradiciją daryti karjeros mugę. Ir tada gerai, ką tiesiog mums padaryti. Tada nusprendėm, kad mes tęsim tradiciją ir kviečiam tiesiog įmonės arba tiesiog būrelius, universitetus ir daug kitų atstovybių. Ir kažkaip pasakė mano pirmininkė, kad jeigu turit kažkokių dar idėjų, tai pilnai pasakykit ir pažiūrėsim, galbūt patiks ir mes tikrai pakviesim. Ir tada man kažkaip atėjo į galvą, kad gali alumni tiesiog atvažiuoti ir kodėlgi ne. Ir tada aš pasikalbėjau su jie, sako, jo gerai, pakalbėsim, viskas okei. Pakalbėjom su mūsų tokia kaip ir vadovė ir sako, kad jo gerai, aš žinau šitą organizaciją, labai fainai ir tikrai galite atvažiuoti. Tada susirašėm 4, kad yra toks renginys, davai guys važiuojam, nes čia labai faina proga, plus kaip komanda tiesiog galėsim susibendrauti labiau. Ir ir kažkaip plačiau tada galite pratesti iš jūsų perspektyvos, kaip toliau ten. Pratestai iš tikrųjų buvo wow. Pats nuvykimas į Kėdainių buvo kažkas tokio.
Reikėjo paklausyti nors vieną kartą manęs. Kadangi aš važinėjau nemažai Kaunas Vilnius su traukiniu ir tikrai galvojau, kad bus bilietų ir Vilnius Kėdainiai maršrutu, nes Kaunas Vilnius visada ir būna, bet pasirodo Vilnius Kėdainiai yra visiškai skirtingas dalykas. Bilietus reikia įsigyti 2 dieną prieš. Mažiausiai. Dabar savaitę prieš. Tai mes praleidom šitą dalyką, atvykstam į ofisą su Kasparu ir Kasparui iškart skambutis. Aš atvykus, Aš atvykau pirmas ir Kasparui skambutis, Kasparai mes nebeturim bilietų, nežinau kaip mes įsigausim. Ir aš tiesiog parašiau, įsigykit bilietus, nes jų nebeliks. Ir man rašo, jau nebeliko. Ir aš sėdžiu ir galvoju, ką jūs dabar darysit, nėra tiesioginių autobusų, tipo, kada jūs atvažiuosit, mano visa diena irgi byra, nes man jūs pasimti reikia jūs stoties. Ja, buvo, iš tikrųjų, po šitą įvykį buvo labai daug svarstymų, kaip važiuoju geriau per Jonavą, per daug buvo labai miestų, per kuriuos galėjome aplankyti. Kas įgiausias, kad mums buvo pasiūlymas važiuoti į Kauno traukiniu ir kažkur aplink Kauną pagauti tą traukinį, kuris važiavo tiesiai iš Vilniaus į Kėdainius. Ir mes galėjom persėsti tą traukinį ir tada jau važiuoti toliau jau būtų buvę bilietą, bet dėja taip nedarėm. Pasirinko, manau, protingiausią sprendimą. Maniausia nuvykti traukiniu į Kauną iš Vilniaus ir tada autobusu nuvažiuoti į Kėdainių. Kaune dar gerą valandą praleidom ir netgi Kauno visą panoramą iš Akropolio stovio mačiau ir gražiausi Žalgirio arena ir Nemuno pakrantė. Iš tiesų įspūdingas renginys ir manau, kad jeigu ne ta diena ir jeigu ne tas traukinys, kurį mes pražioplinom, tai nebūčiau regėjęs tokio vaizdo. Ir iš tikrųjų mes pačios kelionės metu labai nemažą dalį darbų atlikom, kadangi išsidetalizavom visą savo alumni komandos struktūrą, kaip kas turėtų būti, kas už ką atsakingas, kaip toliau vystyti, kokius žmonės galbūt priimti. Taip pat, ką mes dar pasidarėme. Mes pradėjom savo darbą su Senior Achievement programa. Ir kuriam daug naujų programų idėjų. Ir žinoma, plėtojam ir mūsų hackathonų idėją, kurią mes dabar jau gana intensyviai plėtojam ir ieškom sprendimų ir būdų, kaip tą hackathoną įvykdyti greičiau ir optimaliau. Ir galbūt sukurti tokį renginį, kuris būtų nepamirštamas. Tai viena iš jo šakų tikriausiai šaknų ir buvo mūsų kelionė į Kauną ir per Kauną į Kėdainius. Ir tada turbūt galim pradėti, kaip mums sekės pačioj Kėdainių mūnį. Tiesų, aš galiu pradėti pasakoti apie mūsų nesėkmę. Pačioje pradžioje, nes mes atvykom galbūt kiek nepasiruošę vizualiai, mes neturėjom roll-upo. Ir pirmas 15 minučių buvo katastrofiškas, mes su Dovydu buvom pradėję pasakoti, atsidarom notesus ir pasirašom dalykus, kuriuos norėsim kitą kartą padaryti geriau, nes prie mūsų nepriėjo nei vienas žmogus. Ir vos praėjus dar kelioms minutėms prie mūsų pradėjo eiti pulkai žmonių ir nespėjom netgi abudu atskirai pasakoti apie visą mūsų veiklą, nes prieidavo po 4-5 žmonės prie mūsų stovo ir turėjom daug ką papasakoti. Taip, nors iš tikrųjų mes buvom tik su 4 plakatais, juos įsikabinę ant LMS-o, roll-upo. Aš vis dar turiu kambarį. Ir tikrai neatrodėm labai profesionaliai. Tai labai dėkojame iš tikrųjų dabartiniams mūsų rėmėjams, kurie padarė šį nuostabų roll-upą. AK Baltic. Prasplės galbūt, kaip mums sekės bendradarbiauti. Ok, tai buvo tiesiog tas dalykas, kad mes neturėjom to roll-upo. Ir pirmas dalykas, ką mes norim pasidaryti, tai roll-upo. Ir mes turim šiek tiek planų patobulintam kitokiam roll-upui ateityje, bet toks buvo, kad iki sekančio mūsų renginio, apie kurį šiek tiek vėliau papasakot galės Dovydas, mums reikia tiesiog pasidaryti roll-upą ir tam turim apie 2 savaitės. Tai Gabijos pagalbos surinkom 7, man atrodo, įmonės, galbūt šiek tiek daugiau. Ir viską sudėjo į Excelį. Vienintelis dalykas, kuris buvo, tai kad reikėjo išsiųsti laiškus. Nežinau, 10 minučių bėgių išsiunčiau visiems laiškus, gavom vieną atsakymą ir tas vienas atsakymas iš AK Baltic buvo teigiamas, kad jie gali padaryti su mūsų atsiųstu dizaino roll-upą ir jisai bus padarytas ant laiko. Tai čia buvo turbūt vienas smagiausių ir geriausių dalykų naujiena tą dieną.
Nes atsimenu, kad buvo visa tokia diena, visas tas procesas, kaip mes tai darėm, kaip mes dizainą galvojame, sėdėjom. Aš nežinau, tai buvo viena iš naktų, kada mes ilgai sėdėm ir ten tiesiog dirbom. Ir tiesiog tikslas, rulapas gerai, jisai čia atrodo, čia viskas bus gerai, čia žodžiu, čia ateityje pasitobulis, čia gerai žodžiu su jais. Ir tiesiog iš pradžių labai jo nemėgau, paskui kažkaip, gal ir visai nieko jisai čia atrodo. Nusintėm ten viską, padarėm su tą įmonę labai, labai sklandžiai, iš tikrųjų labai, labai fainai su tokiais žmonėm ir įmonėm bendrauti. Tai iš tikrųjų toks ir buvo. Dar turbūt grįžtant prie karjeros smūgės, turbūt verta paminėti, kad dieną prieš, kai jūs atvažiavot, mes per naktį, jie miegojo pas mane namuose ir nebuvo ten daug iš tikrųjų miego, nes mes tiesiog sėdėjom, jie šiek tiek darė savo skaidres. Visi noboj norėjom prieš karjerį smūgės. 4 valandos ryto. Kažkaip mes ten labai vėlai nuėjome miegoti ir aš tą pirmą kartą pamačiau, kad jie actually susinervinę, nes jie neturi skaidrių, bet kažkaip ten viskas labai gerai gavosi. Ir mes su Dovydu pasiskolinome vieną kompiuterį, nes atvažiavome į Kėdainius ir su vienu. Ir iki gal 4 valandų ryto iš tikrųjų mes sėdėjom ir žaidėm su tom skaidrėm ir abu dirbom prie vieno projekto. Ir stengiamės suvokti, kokius dar turim projektus rašyti, ko reikia rašyti, šiek tiek diskutavom, pykomės ir visaip kaip bendravom apie tą ateinančią dieną. Taip, tai viskas labai labai fainai gavosi. Paskui kalbėjom su savo komanda, kalbėjau LMS komanda, kaip pasirodėm, kaip šitie vaikinai pasirodė, tai labai labai visi patenkinti buvo. Tai be galo smagu buvo girdėti tokius šiltus atsiliepimus. Tai manau, kad dabar galim įdėti prie vieno iš tikrųjų mūsų turbūt smagiausia ir fainiausia nuotykio kartu, tai yra apie Austriją. Tai Kasparai. Šiemet važiavom į kalėdinę savaitgalis, kuris vyko vieną šiemet Austrijoje ir iš tikrųjų gan chaotiškas savaitgalis buvo, kupinas įvairių įvykių ir irgi pasirašymas galbūt truko kiek ilgiau negu tik kelios dienos. Gabi, gal nori pasakoti apie savo finansinius. Gabijos finansai vos nenukentėjo labai smarkiai, galiu tiek pasakyti, nes tiesiog norėjom rezervuoti apartamentus Vienoje, o mes tai darėm likus savaitį, o žinom, kad jau kalėdinis laikotarpis ir kad centras. Taip, ir labai jau daug buvo viskas, kaip ir viskas buvo užimta ir jokių variantų nebelikę už prieinamą kainą mum. Ir susiradom vieną būstą, kuris neturėjo visiškai atsiliepimų jokių. Ir mes pagalvojom, kad ten labai gražiai viskas atrodė, labai nauja. Ir tiesiog, ir aš jau sakiau, aš šitą įmam, jau žiauriai gerai, viskas visiems labai patinka ir kainai gerai, ir centre. Ir jau užsirezervavom ir po kelių dienų man atėjo laiškas, kad reikia patvirtinimo, reikia iš naujo viską padaryti. Ir aš pradėjau jau viską tą pildyti, bet tiesiog paskui susivokiau, kad kažkas ne taip. Ir pasitariau ir su draugais, ir su tėvais, kad reikia išsiaiškinti, ar viskas gerai. Ir pasirodo, kad nebuvo gerai ir kad tie apartamentai nebuvo tikri galimai. Ir teko ilgai bendrauti ir tvarkytis su tuo, bet viskas baigėsi sėkmingai. Pinigų nepraradom, bet tikrai buvo pakankamai chaotiška, tai atsargiai su bookingu. Dar reiktų turbūt paminėti, kad mes apie mėnesį kažkaip diskutavom ir galvojom, kad čia reikia įsigyti bilietus ir taip toliau, bet galiausiai gavus, kad mes pavėlavom ir aš nuėjau pasižiūrėti kainas ir žiūriu, nebėra bilietų. Ir žiūri susinervino, nes buvo labai įtemptas laikotarpis, galvoju, man ta Austrija kaip tobulai bus, mes išvažiuosim, pailsėsim visi ir taip toliau. Ir aš labai labai norėjau išvažiuoti, lygiai taip pat kalbėjau su kitais, kad visi labai norėjom iš tikrųjų. Ir gausiu, kad mums nebėra bilietų ir galvoju, ką dabar daryti. Ir tada mes turim labai labai nuostabų žmogų Domantą, mūsų komandą ir pažintis tiesiog, kuris mums padėjo gauti bilietus. Ir tokiu atveju mes nusprendėm viskas, būkinam, viešbučius, pasidarom viską ir kuo greičiau. Ir turbūt manęs visi šitie 3 žmonės biškį nemėgo, nes labai visiems rašiau, kad davai darom, nusiperkam, nes asmeniškai esu tas žmogus, kuris jeigu jaučia poreikį, tai reikia pasidaryti kuo greičiau,
kad tiesiog nebūtų tokių dalykų, kaip kad traukinių bilietų nebelieka, viešbučių nebelieka, tai tiesiog ramiai sėdi ir viskas. Bet vis tiek, galiausiai viskas gerai išsprendė. Yeah. Galiausiai mes visą laiką išsiverčiau, iš tikrųjų. Tai va, Tai paskui galiausiai jau atskridom į vieną ir gavom tos apartamentus jau kitus, kurie buvo geri, raktai tiko, viskas buvo gerai. Ir jo, tada tą dieną mes nuėjome į vakarienę, kuri vyko alaus bare. Bare, tai. Yeah. Ir labai mums iš pradžių buvo keista, nes mes galvom, kad tas renginys yra tarptautinis, o ten pagrindė susirinko tik tai austrai, buvo nedaug vokiečių ir dar keli žmonės iš Švedijos, kurių iš pradžių mes nepasižiūrėjom. nu taip, Šlikšto šeima. Yeah. Bet iš pradžių mes galvom, kad mes tiesiog įsiprašėm į austrų renginį ir pasikėlėm visus ant kojų, kad mus jį priimtų. Bet ir dar atėjom visi be galo šlapi, todėl kad lyjo, o mes nusprendėm pasivaikščioti po miestą, nes kai gražus miestas, puiku. Tai kol mes ten atėjom, pasikabinom savo striukes vieni iš pirmųjų ir kai po vakarienės mums tiesiog teko nuimti, mes taip sėdėm ir galvojom, kaip dabar nuimti ir ten nežmoniška tiesiog krūvotų visų striukių ir toks buvo gerai ir aš pamačiau, kad gerai, yra vienas būdas, sakau gerai, aš einu pabandyti, jeigu nenuimu vienos, nes visi mato, absoliučiai visi mato, buvo jeigu nenuimu vienos striukės, aš tiesiog einu atsisėsti ir nothing happened. Mes buvom vieni iš pirmųjų, kurie norėjom išeiti ir... Nes tiesiog, Prisimenu tą vaizdą, kaip Vaiva nuslenka prie striukių taip patyliukais. Bet vis tiek visi atsisuka. ir aš žinau, kur sukabintos striukės, ant kurių kabliukų, aš atskaičiuoju, kurie kabliukai, taip nuimu, taip per apačią išmetu, paimu ir aš girdžiu, kai žmonės kalba, kaip jinai nuėmė tas striukės. Ir aš taip padodu vieną striukę, taip padodu kitą striukę, savo paskutinę pasiėmiau, taip atsisėdu, galvoju, tai gerai, galime į dabar jau padariau. Ir visi tiesiog žiūri, kaip, nežinau. Ir tuo pat metu visi taip pat pakilo nuo stalų ir pradėjo ruoštis jau. Bet mes pusvalandį užtrukom, kol sugalvojom, kaip tai padaryti ir kol nusėjom tas striukės. Tai iš tikrųjų nerealiai. Paskui sekančią grįžom namo, aš labai pavargę iš tikrųjų buvom, bet tą naktį labai daug kalbėjomės ir tiesiog labai fainai laiką leidom. Sekančią dieną turėjom veiklų irgi, atvažiavom, sugebėjom savais reikalais užtrukti ir labai lengvai pavėluoti, bet viskas buvo gerai, nes buvo visuotinis vėlavimas iš tikrųjų. Nes vienai labai buvo daug sniego tą dieną ir labai snigo, nors tai yra labai jiem neįprasta. Tai ten visiems lengvas šokas buvo. Tai va, tai praėjo ta veikla pakankamai fainai, paskui pavalgėm, nuėjom pasivaikščioti dar ir tą turėjom veiklą, kuri buvo už miesto. Tai buvo labai didelis iššūkis iki ten davažiuoti. Gal kas norit pratęsti? Tai tiesiog nuėjom į autobusų stotelę, žiūrim 4 minutės liko iki mums tinkančio autobusą. Aš galvoju, kaip gerai nevėluoju. Laukiam, jau žiūri 10 minučių pradedu raginti visus, kad davai kviečiamės Boltą. Taip, manau, tikrai bus geriau, greičiau nuvyksim ir greičiau ten atsidursim. Nes tas 4 minutės nesikeičia, nes visai 4 minutės. Vienu metu buvo pasidaręs 5. Buvo 5, buvo 3. Tada Buvo 10. Buvo 10, tada pasidarė 30 ir tada dingo tiesiog iš lentos. Ir galų galę parašė, kad maršrutai jokie nevažiuoja dėl sąlygų. Galų galę nusprendė visgi paklausyti manęs, išsikvies Boltą, tačiau ir tai buvo nesėkmingai, kad Mus ten, aš nežinau, kokį 10 tų vairuotojų tiesiog atmetinėjo. Tiesiog priima, atmeta. Ir mes ten jau žiauriai šalta, ten galūnų nebėjau, ten sniego, pavargę esam galų gale. Ir tiesiog gavom mes tą Boltą, jau žiauriai džiaugiamės ten, wow, tiesiog jau. Ir stovomės toj stotelį, ten pagaliau su to Boltu jau matom, ten už 3 minučių ar kiek ten bus. Tai jisai ten prie šviesoforų sustoja 4 minutės, jau visi sakom greičiau važiuoti ir jau mūsų suko į tą pusę. Ten kažkaip jisai su kažką padarė. Atvažiavo pagaliau, mes jau prieina prie tos mašinos ir kažkokie žmonės, kai užsienį kažkokiam normaliam, prieina, randa taksą ir sėda, mes sakom, ne, mūsų Boltas, tipo, jūs nesėsit.
Ir tas vairuotojas sako, parodykit telefoną. Prilefom prie durų. Jo, boltas, mūsų boltas. Ir mes įsėjom dzilką, kas buvo su tais žmonėms, žodžiu. Tuo metu galvojom, dėluosim jau tikrai kokią valandą ir tikriausiai mes praleisim didžiąją dalį tos vakarinės Veiklos. ir pagrindinės veiklos. Taip. Mes- O ir Programa. programa, kur gamino jų Tradicinis patiems. gėrimą. Ir jo, bet pasirodo, kai nuvykom, mes nebuvom vieninteliai tokie, mes atvykom Vieni iš pirmųjų. vieni iš pirmųjų. Nes Iš tikrųjų, buvo dar keletą žmonių buvo, bet jie kitaip ten atvažiavo. Jie ten kažkaip, ar anksčiau, ar jie sakė su Boltu irgi. Iškart. Jie iš viešbučio galvojo, iš viešbučio buvo planas toks, kad visi išvyks autobusu. Bet žmonės sugalvojo, kad ne. Per tokį sniegą tikriausiai nenuvyksim autobusu ir šiaip tikriausiai susigrūdę būtų. Tai sugalvojo nuvykti Boltą ir atvyko pusvalandžių dar turbūt anksčiau nei mes. Tai gavo pusvalandį lauk mūsų, mes pusvalandį dar visų kitų programos dalyvių. Taip, bet rezumė visai gavosi, kad pats vakaras buvo labai šiltas ir smagus. Mes kai jau nusprendėm, kad norim vykti namo, nes jau buvom pavargę. Ja, ir skrydis turėjo būti keltis, ten. Ir kažkaip daiktų, aišku, mes susidėję šiaip norim pasibūti dar ir kažkaip mums pasakė, kad mes galvojam, rizikuojam, einam 100 metrų iki stotelės ir pasižiūrim autobusą. Sako, ne, autobusai dar nevažiuoja. Primenam, kad tai yra užmestis, tai, ten miesto kraštas, ten dar viena, bet jau visai ten kraštas. Ir Boltams paprasčiausiai yra per toli ir jie ten nevažiuoja. Ja, mums bandė išpiesti ten jau vienas toks, bet mes sakom, gerai, sako, pabandykit, ten Austrijai sako, jūs pabandykit Boltą iškviesti. Ir aš tiesiog žiūriu ir aš gaunu už 3 minučių Boltą. Ir jie visi apšalę stovi, kaip mes gavom tiesiog savo Boltą. Tai žodžiu, mes ten sėkmingai labai grįžom namo į viešbutį. Kas dar buvo gero Austrijai? Šis buvo išstumtas iš tramvajaus. Kažkas buvo. Jis pavadė. Tai gali papasakot. Nežinau, ar čia verta plėstis, tiesiog įlipau netinkamų momentų. Dėl to norėjau, kad išliptum. mane šiek tiek vietinė moteris pasakė, kad welcome to Vienna. Kad labai juokingas įvykis. Taip, tai kelionė tai tikrai buvo be galo įsimintina, patys savo pasidarėm nerealiai fainą kelionę. Labai smagu iš tikrųjų, kad turim galimybę, žinant, kad mes vieni mokyklai, kiti pirmosiuose kursuose. Tai iš tikrųjų tai yra, tikrai be galo fainai. Tai ir iš tikrųjų grįžus į Lietuvą, kada mes gruodžio 3 grįžom. Ir kažkaip buvo, kad gruodžio 8 mes turim kalėdinę Expo mugę. Taip, tai kaip jums sekėsi kalėdinį, tai iš tiesų prieš pačią kalėdinę Expo mes su Kasparu nuvykom į Litexpo, tą vietą, kurioje ir vyksta Expo. Tai šiek tiek pasiruošėm, kad dar galime iš ten. Atpainiau, kas geras 10 susipainiojusių vielų. Tas vielas buvo girliandas, bet jos buvo padarys iš vielos. Ir jos buvo žiauriai susipainiojusios, mes ten didžiąją dalį to vakaro, kai buvom atvažiavę į Litexpo į mūsų renginį, tiesiog painiojom tas girliandas. Bet paskui mūsų doma atrodo labai gražiai. Tai aš manau, mums tikrai pavyko ir mes padarėm labai gerą. Labai gražiai padarė. Tai va, tai nežinau, sekantį rytą. Mes irgi atvažiavom labai anksti su Kasparu ir ruošiam tą visą alumni zoną. Tai va, tai Ir buvo istorija su QR kodu, kuris labai sunkiai kažkaip susigeneravo, nenusiskaitė, kaip ten viskas buvo. kitaip nusiskaitė netaisyklingai, ne mus metė, žodžiu, ten. Teko 3 kartus perdažinėti QR kodą per visus įmanomus telefonus, kiek tik jų turėjom. Galiausiai iškabinom ir paskui prieidavo, žodžiu, nuskanuoji, ten užpildai tam tikrą apklausą, paskui ateini prie mūsų punkto. Ir ateina žmonės, sako, kur čia ką pildyti. Ir ten tiesiog tiek daug QR kodų buvo, kad ten jau nebeatrinkom, kur mūsų, kur ne mūsų. Tai žodžiu, jeigu ne mūsų, duodam savo QR kodą iš telefono, žmonės padaro, pažaidžia tą žaidimą, kuris buvo padarytas ir žodžiu, viską taip įsisprendėm. Tai turbūt
labai fainas šitas. Prisiminimas toks iš Expo pačios, tiek apie alumnį galbūt kažkas sužinojo pirmą kartą, tai tikrai, manau, palikam įspūdį. Ir kad ten. Norėjau pasakyti dar, kad per kalėdinę mūsų vienas pagrindinių dalykų buvo, kad atrinkinėjom ateities vizionierių naujosius lyderius ir labai iš tikrųjų fainai, kad tolimesnė karta yra labai stipri iš verslo pusės ir tikrai galima matyti, kaip auga dar vieni nauji žmonės, kurie labai tikimės, kad labai taip pat stipriai ir veikliai norės pakeisti mus. Tai va. Ir labai gera matyti vaikus, kurie yra tikrai labai užsidegę ir labai nori pasiekti, daryti, dirbti, kurti ir galiu pasakyti apie save, kad kaip praeitais metais aš dar tiek daug nežinojau apie šį visą veiklą, šią bendruomenę ir mes siekiame dabar skleisti žinią apie mus ir kad tiesiog kuo daugiau žmonių prisijungtų prie mūsų ir tobulintų mūsų šitą bendruomenę. Tai ne tik yra patirtis, bet ir nuostabus ryšiai, pažintis ir draugai, kuriuos sutinki einant tuo visų verslo keliu, kad ir dabar va, mes visi kartu dažnai susitinkame, šiaip gerai leidžiame laiką, tai esame tik tai komandos kaip ir nariai, bet ir labai labai geri draugai. Tai va, tai šiaip labai fainai, kad turim tokią komandą, labai tikimės, kad rodom gerą pavyzdį ir kad ir toliau taip sėkmingai vyksta. Padėsim ir nuo kitų metų jau naujiem nariam įsilieti mūsų visą veiklą, kadangi planuojam daryti tokius kaip ir šešėliavimus organizacijai. Taip, tie žmonės, kurie šiemet bus aktyvūs mūsų komandoje ir aplinkui įvairiose renginiuose, kitąmet jau šešėlios mūsų komandą ir taip mes dar kitais metais, kuomet baigsis visų mūsų kadencija, mes išrinksim jau naują alumnų komandą, kuri vėliau vadovaus visai GRC Metal alumnų organizacijai. Manau, kad jau galime finalizuoti mūsų šį podcastą. Pasidalinkite su draugais, kurie taip pat yra alumnai, manau, tikrai bus pravartu, kadangi nuo kitų metų, kaip ir sakėme, galės prisijungti prie šešėliavimo programos, tai iš tikrųjų papasakojame nemažai istorijų, kaip mums sekasi, ką mes esame suplanavę, kokius mes esame tikslus išsikėlę, tai hackathonas, senior achievement ir daugelis kitų veiklų. Tai labai laukime jūsų prisijungiant, bei dėkui jums už jūsų laiką.